Kalbant apie kokainą, tai yra amerikinis produktas, iš Pietų Amerikos kilęs produktas, vietiniai žmonės jį kramtė, lapus, kokos lapus, ne jį, bet kokos lapus, o šiuo metu jį vartoja uostant dažniausiai ir yra naudojama, yra gaminama pasta, kokaino pasta, kuri yra rūkoma. Tai yra prestižinis narkotikas, kabutėse. Tai yra aukštuomenės narkotikas, tai yra brangus narkotikas. Todėl ir žmonės, kurie piknaudžiauja arba yra priklausomi nuo kokaino, jie nelabai afišuojasi, nelabai viešai jau yra. Tik keletas pacientų yra žinomų iš tikrųjų kokainistų Lietuvoje. Nesukelia fizinės priklausomybės. Pojūtis yra lengvumo, laiko nuovokos praradimo. Labai padidėja lytinis potraukis, kas iš tikrųjų daug kam yra labai svarbu. Ir kadangi kokainas veikia didindamas serotonino, dopamino ir noradrenalino kiekį galvos smegenyse, veikia prieš depresiškai, faktiškai. Todėl žmonės irgi turintys ypač problemų nerimo depresijos, jie linkę panaudoti kai kuriuos iš narkotikų, kad būtent išslopinti šitos simptomus. Bet viskam ateina pabaiga, išaušta rytas ir žmogus pradeda jaustis blogai. Priešingi visi variantai. Pyktis, bloga nuotaika, seksualinio gyvenimo subyrėjimas arba sulėtėjimas ir panašiai. Reiškia, kol kokainas yra vartojamas, viskas yra gerai. Kokainas yra nutraukiamas, atsiranda priešingi reiškiniai. Kokainas yra svarbus dar vienam dalykui. Kokainą perdozuoti labai lengva yra. Iš vienos pusės yra labai lengva, kadangi vėlgi tai yra, sakykime, nenutraukiamas procesas, yra rengiami kokaino arba tų šniūrų vakarėliai vadinami ir suvartojamas kiekis yra didelis. Bet kas yra negerai? Kokainas veikia kardiotoksiškai. Jisai spazmuoja koronarinės kraujagyslės ir gali sukelti infarktą. Čia yra tikras dalykas ir iš tikrųjų ne vienas mirė žmogus nuo perdozavimo kokaino būtent sustojus širdžiai. Vėlgi, gydymas yra paprastas, psichoterapija, pokalbiai ir, sakykime, kartais reikia antidepresantų, kartais reikia pakoreguoti savijautą benzodiazepinais, bet principai yra kognityvinė elgesio terapija taikoma ir efektas yra pakankamai neblogas. Ir apie haliucinogenus labai trumpai pasakysiu. Tai yra viena iš labiausiai paplitusių narkotikų grupių. Tai yra iš labiausiai žinomų yra LSD, magiški grybai, vadinami magiškiai grybai, meskalinas ir amfetaminai įvairius, ekstazi ir visi kiti ratai. Vėlgi, čia yra truputėlį sudėtingesnis mechanizmas. Dėl ko? Haliucinacijas iš tikrųjų iššaukia šitie vartojami šitos medžiagos iššaukia haliucinacijas, tačiau iššaukia dar ir kitus dalykus. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tai vadinama depersonalizacija arba derealizacija. Aš ne aš. Žmogus lyg žiūri į save iš šalies ir mato savo veiksmus iš šalies. Tas vėlgi, tas sukelia, kaip sakant, ir teigiamą jausmą iš vienos pusės. Iš kitos pusės žmogus pasimeta, kaip taip gali būti ir ne, nes proto likučiai dar yra likę vis tiek. Taip pat labai yra svarbu tas, kad veikdamas per serotoninius receptorius, padidindamas serotonino kiekį, pavyzdžiui, amfetaminas veikia panašiai kaip antidepresantas. Tai yra, jo mechanizmas yra labai panašus kaip antidepresantas. Prarandamas yra, tik tai aišku, veikia žymiai stipriau, prarandamas yra alkio pojūtis, prarandamas yra baimės jausmas, žmogus jaučiasi tvirtai, užtikrintai, lengvai bendraujantis ir turintis nemažai seksualinių galių. Vėlgi didėja lytinis potraukis, didėja lytinis pajėgumas ir panašiai.
nutraukus vartoti amfetaminą ir kitus haliucinogenus, atvirkštinis variantas. Nesaugumo jausmas, jos baimė, lytinio potraukio sumažėjimas, nerimas, įtampa ir miego sutrikimai. Silpnieji narkotikai dar būtų, sakykime, kaip jau minėjau, dar būtų toleruotini, jeigu tai nebūtų pradžia stipriesių narkotikų. Žmogus pajautęs, ką tai reiškia, jisai ieško tolimesnių jam patinkančių dalykų. Ir prisideda arba alkoholis, arba sunkiai narkotikai kaip heroinas ir tada žmogus jau, kaip ir minėjau, iki pat gyvenimo pabaigos jaučia šitą naštą. Vėlgi gydymas haliucinogenų, jeigu tai yra, sakykime, tik tai nutraukimas, abstinencija, fizinės priklausomybės nėra, raumenų spazmų nėra, psichoterapija, antidepresantai, trankviliantai, kažkoks tai va taip ramus, ramiai saugios aplinkos sudarimas. Kai kuriuose šalyse yra kuriami specializuoti centrai, būtent lengvųjų narkotikų vartotojams, tačiau iš tiesų, vėlgi, kadangi tai yra labai jaunų žmonių, sakykime, narkotikai, jeigu kalbant apie amfetaminą, ne kiekvienas iš tiesų prisipažįsta ankstyvoje jaunystėje, kad tai yra iš tikrųjų pradžia kažkokia, kad kažką vartoja ir panašiai. Galima, aišku, įtarti, kad taip yra, bet ne visuomet taip galima. Bet kai jau pradeda vartoti heroiną, o labai dažnai iš mūsų pacientų pradžioje būna lengvi narkotikai, žolytė, amfetaminas, o paskui jau prasideda ir heroinas. Tai vad heroinas yra iš tiesų, kaip jau sakiau, iki pat gyvenimo pabaigos. Ir tai yra labai sudėtinga priklausomybė ir pati sunkiausia iš visų įmanomų priklausomybių.